Neva su eilėmis gydymo įstaigose kovojanti sveikatos ministerija nesitarė dėl pokyčių nei su medikais, nei su pacientų bendruomenė. Na tai jų nuomonė apie tokius nesitarimus yra beveik tokia pat bloga, kaip ir šios dienos oras. Bendradarbiavimo su sveikatos ministerija nebuvimą, priimant su pacientų sveikatos priežiūra, jos organizavimu ir finansavimu susijusius sprendimus bei rengiant teisės aktus. Beje, sveikatos ministerija sako, jog tokie pokyčiai privers medikus grįžti iš privataus sektoriaus į viešąjį. Dabar ar mus galima kažkokiu būdu išvaryti atgal į viešąjį sektorių? Turbūt ne. Galima, yra būdų padaryti tuos dalykus, pavyzdžiui, įvesti reikalavimą būtinai dar dirbti ir viešajam sektoriui, jeigu nori praktikuoti privačiam. Bet noriu pasakyti, kad bent jau aš tikrai savo jau daviau tvirtą pažadą, kad rinksiuosi emigraciją tokiu atveju. O kaip manote jūs, kokių pokyčių reikia?